Gerą vakarą, mėlyjeji, taip gausiai susibūrė mūsų kultūros centre, o burtis proga ko gero tikrai neeilinė, nes šio vakaro mūsų centro svečiai taip pat neeiliniai. Be galo malonu pranešti, jog šį vakarą jums šiltą nuotaiką dovanos ir energingų šokiais džiugins Klaipėdos universiteto Lotynų Amerikos sportinių šokių ansamblis Žuvėdra. Vadovai Skaistė ir Renaldas. Šį vakarą jie atvyko į Neringą norėdami išreikšti savo dėkingumą Neringos garbės piliečiui, Lietuvos nepaprastajam ir įgaliotajam ambasadoriui Rusijos federacijoje gerbiamam Antanui Vinkui už parodytą didžiulį dėmesį Žuvėdros kolektyvui pasaulio čempionato metu Maskvoje. Kolektyvas pasidalys su jumis, gerbiami neringiškiai, savo įspūdžiais iš pasaulio čempionato. Ir jūs esate pirmieji, kurie pamatysite unikalius kadrus iš Maskvos, kurių dar niekas Lietuvoje nematė. Čia, Maskvoje, prieš 90 metų įsikūrė Lietuvos atstovybė ir joje dirbo rašytojas, ilgametis Maskvos diplomatinio korpuso seniūnas, pirmasis nepriklausomos Lietuvos atstovas Maskvoje Jurgis Baltrušaitis. O šiandien šiuo Jurgio Baltrušaičio pramintų taku žengia ir sėkmingai atstovauja Lietuvos interesus Neringos garbės pilietis, nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Rusijos federacijoje Antanas Vinkus. Taip jau sutapo, kad vykstant Lotynų Amerikos sportinių šokių pasaulio čempionatui Maskvoje, į kurį ilgai ir nuobodžiai dardėjome autobusu, Lietuvos atstovybė Maskvoje šventė savo 90-metį. Buvo surengta puiki paroda nušviečianti Lietuvos kelią santykiuose su Rusija. Ambasadorius Antanas Vinkus priiminėjo garbius svečius iš Lietuvos, kaimyninių šalių diplomatus, garsius menininkus, Rusijos vyriausybės atstovus, taip pat garbius dvasiškius atvykusius pasveikinti šios iškilios datos proga Lietuvos ambasadą, kuri savo dalykišką veiklą padeda plėsti Lietuvos ir Rusijos ekonominį, mokslinį bei kultūrinį bendradarbiavimą. Finalas. Malonu matyti tribūnuose lietuvišką trispalvę ir girdėti palaikančius sirgalių šūksnius. Pirmose eilėse matyti mūsų palaikyti atvykusi Lietuvos Respublikos nepaprastai ir įgaliotai ambasadorių Rusijos federacijoje Antaną Vinkų su žmona ir pasaulio šalių sportinių šokių kolektyvų paradą. Galime ir pajuokauti. Finalininkų sąraše 6 komandos iš 3 didžiųjų valstybių. Tai Rusijos, Lietuvos ir Vokietijos pirmosios ir antrosios komandos. Finaliniai pasirodymai 3 pagrindinių varžovų. Mūsų Žuvėdros pirmajai komandai sidabras. Antrajai komandai atiteko 5. vieta.
Nuoširdžiausia ačiū sakome Lietuvos Respublikos nepaprastajam ir įgaliotajam ambasadoriui Rusijos Federacijoje Antanui Vinkui, kuris mus palaikė ne tik morališkai pasaulio čempionato metu, bet dar ir sekančią dieną prieš išvykstant namo surengė mūsų dideliam 40 žmonių kolektyvui nuostabų priėmimą Lietuvos ambasadoje, kurio metu jis papasakojo apie ambasados veiklą ir reikšmę Maskvoje ir surengė šaunius atsisveikinimo pietus, kurių metu išgirdome daug malonių atsiliepimų. O atsisveikindamas ir linkėdamas sėkmės pasakė, kad ir mūsų Klaipėdos universiteto Žuvėdros kolektyvas garsindamas Lietuvą yra puikiausias ambasadorius pasaulyje.